Išvykose visą laiką reikia turėti vaistinėlę. Taip kad aš nešiojuosi visą laiką štai tokią vaistinėlę, labai maža. Tai yra reklaminis Fastum produktas. Galbūt galima jį įsigyti vaistinėse, tiksliai aš nežinau. Man padovanojo šitą pakelį, bet jo sudėtis buvo gan turininga. Bet aš ją papildžiau dar keletą dalykų, kuriuos, manau, būtina turėti. Taigi, dabar apžvelkime, kas šitoj vaistinėlėje yra. Visų pirma, vaistinėlė sandariai užsidaro. Tas pakelis man labai patiko, kad jisai turi lipučką, taip vadinama liaudiškai, ir dar užsivinioja. Tai viskas pakankamai sandariai. Toliau vaistinėlėje yra kitas zip maišelis, sandariai užsidarantis maišelis, kuriame yra ingredientai, vaistai ir preparatai. Taip, visų pirma, paracetamolis. Paracetamolis, tai vaistai yra nuo temperatūros, peršalis. Citramonas, kurie sudėtyje irgi yra paracetamolio. Toliau yra nuo skausmo vaistai dolmenas. Tuomet pleistrai. Dar pleistrų. Pleistrų niekados nebus per mažai, nes įsipjovus ranką ar pritrynus pūslę yra labai naudingas dalykas. Aktyvioji anglis. Aktyvioji anglis padeda virškinimui. Ir ne tik virškinimui, su jie galima filtruoti vandenį. Toliau šiek tiek antibiotikų. Peršalus, susukus raumeniui, kaklo raumeniui ar veido raumeniui, ar šiaip nugarai, keletą šitų pakelių išgėrus su šiltu vandeniu, tai turėtų praeiti. Dar šiek tiek anglies. Žirklutės. Mažos žirklutės, labai vertingas daiktas. Sterilus bintukas. Pincetas. Irgi sterilus pincetas, supakuotas pakelyje. Jisai padeda pašinams ištraukti, erkes įsisiurbusias ištraukti ir dar daugybėj galima prigalvoti jam paskirčių. Toliau, vienas iš svarbių dalykų, tai rankų dezinfekcija. Tai yra alkoholinės servetėlės, 70% alkoholio užpildytos. Tai prieš atliekant kažkokius tais veiksmus su žaizdomis vertėtų dezinfekuoti rankas. Toliau lipnus pleistras. Tiksliau lipni juosta. Dar be viso šito aš įsidėjau štai tokį kaip sakoma, pirmosios siuvimo pagalbos rinkinėlį. Tai yra, aš arčiau parodysiu, adata siuvimo, žaizdų siuvimo adata. Ir šiek tiek 0,75 metro siūlo. Ir susiuvus reikalingas pooperacinis pleistras. Platus, lipnus pleistras, jame per vidurį susiviniojame padelį iš binto ir galime didesnę žaizdą užtvarstyti. Ir visas šitas nedidelis, bet ekstra atvejams, tikrai jau čia kraštutiniams atvejams ir ne tik, ir dažnai būna reikalingas pleistras rankoms, ypač dirbant su kirviu, peiliu, kažką drožinėjant, tikrai lengva įsipjauti. Ir aš manau, kad būtina kiekvienam susirinkti kažkokį rinkinėlį į neperšlapamą dėžutę ir panašius ingredientus joje nešioti. Preparatus, ingredientus.